laidoje Aiškinsimės, kas yra konstitucija ir kas joje parašyta. mokysimės animuoti. Bei keliausime į dronų mokyklą. Sauliau, ar tu norėtum būti animaciniu personažu? Ar norėčiau? Ko aš čia dabar? Wow! Kas mano Kas rankom? vyksta? Lietuvoje atidaryti pirmieji dronų mokymų centrai Tauragėje, Kėdainiuose ir Jonavoje. Čia moksleiviai ir suaugusieji mokosi, kaip bepiločius orlaivius konstruoti ir valdyti. Tai reikalinga, nes dronai mūsų gyvenime naudojami vis plačiau. Todėl ateityje reikės vis daugiau tai išmanančių žmonių. Tauragėje konstruoti ir valdyti dronus mokosi daugiau nei 100 moksleivių nuo 3 iki 12 klasės. Labai įdomu sužinoti, kaip jie skraido, kaip juos dėlioti, nes mes ateityje, kai biškį labiau prasilavinsime ir dėliosime, taip pat juos konstruosime. Lietuva yra viena pirmųjų valstybių Europos Sąjungoje, kuri pradėjo visoje šalyje kurti dronų mokymo centrus. Per artimiausius 3 metus Lietuvoje iš viso turėtų atsirasti 9 tokios dronų mokyklos. Viename garsiausių pasaulio muziejų, Paryžiuje esančiame Luvre, įvyko vagystė. Ryte, ką tik atidarius muziejų, čia įsibrovė 4 kaukėti plėšikai, kurie per kelias minutes pavogė karališkų brangenybių. Į muziejų jie pakilo keltuvu, tada išdaužė langą ir pateko į parodų salę. Iš viso jie paėmė 9 brangenybės, bet sprukdami motoroleriais vieną pametė. Prie muziejaus buvo rasta karūna. Prancūzijos vyriausybė sako, kad pavogtos brangenybės neįkainojamos. Tai reiškia, kad jos turi tokią istorinę vertę, kurios negalima įvardinti pinigais. Pavyzdžiui, deimantais ir smaragdais puoštas vėrinys, kurį imperatorius Napoleonas dovanoja savo žmonai. Po vagystės muziejus laikinai turėjo užsidaryti. Luvre kabo ir vienas garsiausių pasaulyje paveikslų – Leonardo da Vinčio Mona Lisa. Beje, prieš 100 metų ji irgi buvo pavogta. Tai padarė muziejaus darbuotojas, bet jam nepavyko paveikslo parduoti. Jį sučiupo policija, o Mona Lisa sugrįžo į Luvrą. Jungtinėje karalystėje mokslininkai aptiko iki šiol ilgiausią Europoje dinozauro pėdsakų taką. Jo ilgis daugiau nei 200 metrų. Tam, kad būtų galima atidengti gilius žemės sluoksnius ir rasti pėdsakus, iš pradžių reikėjo atlikti štai tokį sprogimą. Jau nuo seno buvo žinoma, kad šioje vietoje slypi dinozaurų pėdsakai, bet mokslininkai vis tiek nustebo ir apsidžiaugė atradę tokio ilgio taką, nes jis leidžia daugiau sužinoti, kaip mūsų Žemė atrodė prieš daugybę metų. Šioje vietoje dinozauras praėjo prieš 166 milijonus metų. Kad jis buvo nemažas, galima suprasti iš maždaug metro ilgio pėdsakų. Iš jų taip pat galima pasakyti, kuria kryptimi jis ėjo ir netgi, kad buvo trumpam stabtelėjęs. Gal išgirdo kokį plėšrūną? O gal žingsniuodamas purvų slystelėjo. Pėdsakai šitiek įsilaikė, nes purve paliktus įspaudus išdegino ir sukėtino saulė, o tada užklojo ir paslėpė nuosėdos. Čekijos sostinėje Prahoje į metro tunelį įlindęs šuo sutrikdė traukinių eismą. Po miestą klaidžiojantis benamis šunelis nušoko nuo platformos ant bėgių ir nubizeno į tunelį. Visi šią liniją važiuojantys traukiniai buvo sustabdyti. Šuns gaudyti atvyko policija, ugniagesiai gelbėtojai ir gyvūnų tarnyba. Atik. Atik. Kas čia darai? Aš bandau jo kalbą jį prisikviesti. Vuf. Vuf. Au. Miau. O kol šuo šmirinėjo bėgiais, daugybė Prahos gyventojų, nesulaukdami traukinio, vėlavo į darbus ir kitus reikalus. Tik po beveik 6 valandų šuniukas buvo sugautas ir saugiai išneštas iš metro. Artėjant Helovynui, Jungtinėse valstijose, Oregono zoologijos sode lankytojai kasmet laukia jau tradicija tapusio pasirodymo. Kaip čia gyvenantys drambliai traiško, o po to vaišinasi didžiuliais moliūgais. Renginys taip ir vadinasi – moliūgų traiškymas. Juo zoologijos sode prasideda Helovyno sezonas. Dideliems gyvūnams reikia didelių moliūgų, o jų drambliams parūpina vietos ūkininkai. Šiandien mūsų valstybei labai svarbi diena. Kodėl? Todėl, kad spalio 25 Konstitucijos diena. Konstitucija turi savo dieną. Tai aišku, juk tai vienas svarbiausių mūsų dokumentų. Todėl nuvykau į Konstitucinį teismą sužinoti daugiau. Kas yra Konstitucija? Konstitucija yra kiekvienos valstybės teisės viršūnė. Tauta, priimdama konstituciją, surašo
taisyklės, kaip su jie ir tarpusavį elgsis valdžios institucijos, kokios yra žmonių teisės, kaip jos bus ginamos, kaip žmonės galės šitomis teisėmis pasinaudoti. Pavyzdžiui, vokiečiai taip ir vadina savo konstituciją Grundgesetz, pagrindinis įstatymas. Kitos šalys turi visokių žodžių, bet mes verčiam kaip konstitucija. Koks yra vienas svarbiausias konstitucijos punktas? Mūsų konstitucijoje yra daug svarbių dalykų, bet turbūt pats svarbiausias yra punktas, kuris įrašytas į konstituciją jau anksčiau priimtas referendumu, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Lietuva savo istorijoje turėjo net kelias konstitucijas. Ar žinojote, kad mes esame viena iš valstybių priėmusių pačią pirmąją konstituciją Europoje? Abiejų tautų respublika, bendra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės valstybė. Savo konstituciją priėmė 1791 m. gegužės 3 dieną, vos 4 metais vėliau nei JAV, kuri tai padarė pirmoji pasaulyje. Vieni iš konstitucijos iniciatorių Seimo maršalkas Stanislavas Malachovskis ir LDK rūmų maršalka Ignotas Potockis. Ja taip pat rėmė ATR valdovas Stanislavas Augustas Poniatovskis. Gegužės 3 konstitucijoje buvo užtikrinta valstybės globa valstiečiams, kurios jie prieš tai neturėjo. Taip pat buvo padalinta valdžia, tai reiškia, kad ji nebebuvo tik vieno žmogaus rankose. Nors konstitucija turėjo būti panaikinta, kai mūsų teritoriją užėmė carinė Rusija, ši konstitucija liko laisvės ir modernios valstybės simbolis. O kas parašė mūsų konstituciją ir kada? Konstitucija, kaip žinia, yra priimta referendume 92 metų spalio 25 dieną. Čia mes, kaip sakom, yra visos Lietuvos tautos dokumentas, nes žmonės balsavo, žmonės ją priėmė referendume, bet tekstą parašė ne kiekvienas iš mūsų, o grupė žmonių. Tiesa, tarp konstitucijos autorių kilo nesutarimų. Pavyzdžiui, kas valstybėje turi turėti daugiau galių – prezidentas ar Seimas. Todėl darbai intensyviai vyko iki pat referendumo ir tekstas buvo tobulinamas. Galiausiai atrastas toks kompromisas, kad niekas neturėtų per daug galių. 1992 m. lapkričio 6 dieną konstitucija buvo pasirašyta. O pačią konstituciją ar galima keisti? Ir jeigu taip, tai kaip? Konstituciją keisti galima. Mūsų konstitucija yra tokia, vadinam, mes tokį žodį turim, kietoji. Kietoji? Man tai jinai visai minkšta. Sauliau, tai reiškia, kad ji sunkiai keičiama. Konstitucija turi būti sunkiai keičiama, nes tai yra stabilumo garantas. Iš tiesų, Lietuvos konstitucija yra nedaug kartų keista per 35 beveik gyvenimo metus, tai labai gerai. Bet pavyzdžiui, štai prieš 3 metų reikėjo susitarti, kad būtų merai, miestų rajonų vadovai renkami tiesiogiai. To konstitucijoje nėra. Tai teko ją pakeisti, papildyti, o pildymas yra toksai. Mažiausiai 36 Seimo nariai gali pasiūlyti. Jeigu jau yra sutariama, kad balsuosim, tai 2 kartus parlamente turi būti balsuojama su 3 mėnesių pertrauka ir kiekvieną kartą turi balsuoti ne mažiau kaip 94 parlamentarai. O tai kas tuomet nutinka, jeigu žmonės sulaužo konstituciją? Sulaužo? Kaip ją galima sulaužyti? Sauliau, ir vėl, taigi čia perkeltinė prasme, sulaužyti konstituciją tai reiškia nusižengti jos taisyklėms. Matot, pačią konstituciją tiesiogiai pažeisti turbūt gali patys pirmieji pareigūnai, Respublikos prezidentas, Seimo nariai. Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai,
Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą. Jie tiesiogiai savo priesaiką sulaužydami, jie sulaužo ir konstituciją, jeigu taip atsitiktų. Tai tokiu atveju vyksta apkalta, pašalinimas iš pareigų. Ir mes dėja turim jau tokią, aš nesakyčiau, kad linksmą, bet liūdną patirtį, kai teko, jau dabar jau praėjo daugiau kaip 10 metų, pašalinti išrinktą Lietuvos prezidentą iš pareigų. O šiaip konstitucija detalizuoja daugybę įstatymų ir kitų teisės aktų. Tai, kaip sakant, žmogus nesilaikydamas, negerbdamas kito gyvybės, nužudimas pavyzdžiui, negerbdamas kito laisvės, jis tuo pačiu pažeidžia ir konstitucijoje įtvirtintas teisės ir laisvės. O tai kas tuomet prižiūri, kad žmonės jos laikytųsi? Kad aukščiausi pareigūnai, parlamentas, prezidentas, vyriausybė nepažeistų konstitucijos. Va čia jau sprendžia, ar nepažeidė konstitucijos konstitucinis teismas. Jis ir yra tam tikras arbitras kilus ginčams, ar įstatymas priimtas laikantis procedūrų, ar įstatymas nepažeidžia konstitucijos, kur yra kitaip galbūt parašyta. Gerbiamasis teisme, aš prisiekiu nesulaužyti konstitucijos. Tikrai. O prieš mus yra labai įdomus užrašas, parašytas lotynų kalba. Ką jis reiškia? Perskaityti nėra taip turbūt irgi paprasta, kas nesimokė lotynų, o tai yra currantes iura juvant. O lietuviškai reiktų versti taip. Teisė gina tuos, kurie jos laikosi. Jeigu nesilaikai įstatymų, o konstitucija yra aukščiausias įstatymas, nebetenki teisės, kad su tavim tvarkingai elgtųsi. Byla yra baigta. Ačiū visiems. Round one, fight! TSR Melas. Spalio 28-oji Tarptautinė animacijos diena. Ta proga į Čia dabar studiją pasikvietėme Eglę Davidavičią, animacijos režisierę, už vieną iš savo darbų pelniusią svarbiausią Lietuvoje kino apdovanojimą – Sidabrinę gervę. Eglė ne tik papasakojo apie animacijos režisieriaus darbo virtuvę, bet ir pravedė animacijos pamoką. Kodėl manęs nepakvietei? Kuo animacija yra ypatinga? Dažnai būtent animacija yra kuriama pagal tai, kokią stilistiką arba kokias priemonės mėgsta tas animacijos režisierius. Tai ta animacija gali būti pieštinė, bet ne tik pieštinė kompiuteriu, bet piešti galima flomasteriais, pieštukais, skraidelėmis, guašu, markeriais, kuo tik tai norime. Galima kurti animaciją iš smėlio, galima kurti animaciją iš karpinių, galima kurti lėles, galima animuoti savo Lego figūrėles ar turimus žaislus, objektus, galima net animuoti žmones ir galiausiai, žinoma, yra technologijos, kai galima animuoti kompiuteriu, ten kurti personažus, aplinkas ir kurti jau tą 3D arba 2D animacinį filmą. Vedi animacijos dirbtuves vaikams. Ką juose veikiate? Dažniausiai mes arba susipažįstam su tuo, kaip animacija yra kuriama, arba prisiliečiam prie kažkokios labai specifinės animacijos technologijos. Tai gali būti pokadrinė animacija, tuomet išbandome flipbooką kaip tokį dalyką, arba susipažįstam su animacijos pačiais pradmenimis, pavyzdžiui, optiniais žaislais, kurie buvo kuriami, ir tada pamatome, kaip ta animacija iš tikrųjų veikia. Pagrindinės animacijos rūšys. Tradicinė animacija. Ji kuriama piešiant kiekvieną kadrą ranka. Piešiniai šiek tiek skiriasi vienas nuo kito, todėl juos rodant greitai iš eilės susidaro judesio įspūdis. Tai viena seniausių animacijos formų. Taip sukurti klasikiniai Disnėjaus filmai. Pokadrinė arba stop motion animacija. Čia naudojami tikri trimačiai objektai – lėlės, plastilinas ar daiktai. Kiekvienas jų judesys fotografuojamas atskirai, po truputį keičiant padėtį. Sujungus nuotraukas į seką, atrodo, kad objektai juda patys. Verčiamoji knygelė arba flipbookas. Ko gero paprasčiausia animacijos rūšis. Tai maži piešinėliai ant popieriaus. Kiekviename lapelyje vaizdas šiek tiek skiriasi nuo ankstesnio, todėl jos greitai verčiant susidaro judėjimo įspūdis. Kompiuterinė animacija CGI. Ši animacija kuriama naudojant kompiuterinės programas. Dauguma šiandieninių filmų ir žaidimų naudoja būtent šią techniką. Kas tose dirbtuvėse yra svarbiausia? Ką iš to gali pasiimti vaikai?
Man svarbiausia, kad vaikai galėtų įsikvėpti ir suprasti, kad animaciją galima kurti turint telefoną arba net nebūtinai telefoną, tiesiog savo namuose, prie stalo. Tai dažniausiai aš stengiuosi supažindinti vaikus su skirtingomis priemonėmis, kaip galima paprastai be jokių pinigų tai padaryti ir kaip galima išlaisvinti savo kūrybiškumą ir fantaziją. Čia mes turim tokių spalvotų rutuliukų, gal planetų, gal spalvotų sniego gniūžčių ir pabandysime jas išjudinti. Tai dabar ką mes darysim? Aš fotografuosiu, o jūs animuosit. Gerai. Tai pirmiausia, dabar mes turime, visi matot kadrą, taip? Kadras dabar yra tuščias. Mes padarome pirmą tuščią nuotrauką. Pumt. Taip. Ir dabar pabandysime pamažu visus rutuliukus sudėti va čia, į patį centrą, kad jie pamažu pradėtų lįsti į vaizdą. Dar viena nuotrauka ir dabar mums reikės greitai judėti, tai reiškia truputėlį stumkim tos rutuliukus į vidurį. Labai nedaug, labai nedaug. Gerai. Dar padariau nuotrauką. Gerai. Matėt? Čia jūs dabar prisilietėt truputėlį, kad suprastumėt, tai kaip ta animacija gaunasi, ar ne, kad reikia po labai nedaug stumti arba judinti kažką, kad tas mūsų vaizdas įgautų judesį. Ar animacija yra sudėtingas procesas? Taip. Ir čia turbūt toks yra mitas, kad animacija yra labai įdomu žiūrėti, atrodo, kad tai yra labai smagu, spalvinga, turinys mums patinka ir atrodo, kad, turbūt kurti animaciją lygiai taip pat smagu. Taip, tai yra smagu, bet tai užtrunka labai ilgai ir tam reikia labai daug kantrybės. Tai jeigu į sekundį reikia 10 piešinių, tai minutį reikia 600. Ką aš pakviesiu jūs padaryti, tai kad jūs kiekvienas nusilipdytumėt kažkokį savo personažą ir mes tuos visus 4 personažus pabandysim pajudinti ir atgaivinti kartu. Labai įdomiai čia darot. O, pas tave kokios akys. Čia akis bus, ne? Gerai. Jo, būtų gerai. Tu lipdyti. Jo. Dabar kol dar kiti pabaigs, gali kažką lipdyti, pažiūrėsim ar... Kas čia toks? Babaužiukas. Ir jis mojuoja ranka? Taip. Kas čia yra? Aš pagaminau babaisiuką, kuris turi 2 didelės akis. Čia yra saulė ir aš dar gaminu besmegenį. Prilipo prie popieriaus. Čia tavo... Čia kaip gėlė? Taip. O čia mano keistas žmogeliukas su viena koja. Darau nuotrauką. Taip, dabar kažką truputėlį pajudinam. Ir galėsim žiūrėti rezultatą. Kaip, reikėjo kantrybės truputėlį. Ir mes padarėm 3 sekundės. 3 sekundės. Kiek trunka jūsų filmukai, kuriuos žiūrit? Serialai? Kiek sekundžių trunka? Mano tai 2 valandas. O mes padarėm tik 3 sekundės. Nors užtrukom labai ilgai. Na ką, pasižiūrim rezultatą. Galite parodyti? Taip. O jeigu kažkas iš mūsų žiūrovų taip pat svajoja kurti animacinius filmus, ką norėtum jiems patarti? Ko galima būtų pradėti? Pirmiausia, manau, atsakykit savo, kas yra jūsų labai mėgstama veikla. Ar jums patinka piešti, ar jums patinka fotografuoti, ar jums patinka kažką lipdyti, konstruoti rankomis. Ir tuomet pasirinkę vieną iš tų sričių galite pradėti tiesiog eksperimentuoti, kad ir namuose. Galima, bet kokį tik neruošinį. Nepatinka. Sauliau, klausimas. Kas turi sparnus ir skleidžia tokį garsą? Bitės. Ne. Uodas? Ne. Tai kas? Ne vabzdys čia. Dronai. Dronai? Taip. Man tai atrodo, jie skleidžia tokį garsą. Čia dabar
Tu ką, dronų nemačius? Mačius ir net kelis, pasižiūrėk. Tai kas tai yra dronai ir kokie prietaisai patenka po šiuo pavadinimu? Dronai gali būti bet kokia bepilotė transporto priemonė. Dažniausiai tai bus orlaivis, bet tai gali būti ir antžeminė, ir povandeninė transporto priemonė. Iš esmės tai yra bet kas, kas nereikalauja piloto vietoje, kas gali būti valdoma nuotoliniu būdu. Tokius bepiločius orlaivius gali įeiti FPV dronai, kurie fotografuoja, bet taip pat gali būti ir kariniai dronai, ir žemės ūkio dronai, agrodronai vadinami ir daug kitų. Tokie mažyliai, jie dažniausiai naudojami skrydžiams namie, nes su juo nieko iš tikrųjų nesulaužysi, neužgausi ir jis pats nelabai lūžta. Šitas gali būti naudojamas lenktynėse. Dažniausiai lenktynėse naudojami didesnė, bet su tokiu irgi galima smagiai palakstyti, jis jau yra greitesnis, manevringesnis. Žinoma, jis jau yra šiek tiek ir pavojingesnis. Ir jis neturi propelerio apsaugos. Kaip tarkim, šitas yra dar didesnis ir dar pavojingesnis, bet jis turi propelerio apsaugą. Su juo jau galima filmuoti kažką gražesnio, nes ant jo galima užsidėti GoPro kamerą į vidų. Gali pamojuoti. Mes čia! Aha. Ateik! Atskrisk! Einam? Sveikas! Šitas dronas jau, kaip matot, yra gerokai didesnis. Jis turi specialią kamerą, naktinio matymo, infrared kamerą. Galima jį vadinti jau ir darbiniu dronu. O ten didžiulis jau dronas. Milžinas. Toks dronas galėtų jau nešti ir tam tikrus nedidelius krovinius, ar kažkokią didesnę kamerą skraidinti ir kažko ieškoti. Reikia tik nepamiršti, kad propeleriai šitie yra labai pavojingi. Jie sukasi labai greitai ir jie yra labai aštrus. Tai nėra jokių būdų žaislas. Tai kam jie dažniausiai naudojami mūsų kasdienybėje? Dažniausiai jie naudojami fotografavimui, filmavimui ir pramogoms. Bet vis dažniau dronai naudojami ir statybų, ir žemės ūkio, ir kitose pramonėse. Atsiranda ir tam dedikuotų sporto šakų. Iš esmės, dronai suteikia žmonėms naujas akis, kad galėtumėm pamatyti tai, ko žmogus nesugeba pamatyti nuo žemės. Dronai taip pat plačiai naudojami ir kare. Sakoma, kad jie tapo naująją karo realybę. Jų tiek daug, kad Ukraina šiais metais planuoja įsigyti net 4,5 milijono dronų. Jie naudojami žvalgybai ir taikinių naikinimui, kaip pavyzdžiui tankų. O kai kurie iš šių dronų yra beveik tokie patys, kaip tie, kuriuos naudojame ir kasdienybėje. FPV dronai. Tiesa, kariai jie pritaikomi taip, kad galėtų panešti sunkesnį krovinį. Tai parodo, kad technologijos gali būti pritaikomos įvairiems dalykams. Tačiau grįžkime į kasdienybę. Ar dronai gali skraidinti siuntas? Taip, tikrai gali ir tai jau yra daroma daug kur pasaulyje. ES ir Lietuvoje tai dar yra tik tais svarstymų ir bandymų stadijai, tačiau galbūt netolimoje ateityje turėsim kažką panašaus. Saulių aplanko dronas. Labas, Inga mane atsiuntė tau perduoti, kad tu esi labai geras draugas. Ačiū. Perduok ir jai tą patį. Niekas man nesako, kad aš geras draugas, Sauliau. Ar būsi mano draugas? Sauliau, būk mano draugas. 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 O kaip manot, ar šiai dienai svarbu išmokti valdyti dronus? Be abejo, šitas įgūdis vis labiau populiarėja. Kaip prieš 20 metų populiarėjo įgūdis naudotis kompiuteriu, taip dabar dronų pilotavimas vis labiau reikalingas tampa statybų, pramonės, žemės ūkio ir švietimo srityse. Tai bet kas įgūs šitą įgūdį, turės pranašumą ateityje, bet kokioj srityje. Inga nori būti ore. Na dabar iškil nosį į priekį. Bet kur tas nosį į priekį? Su dešinė. Kuris į priekį, kils tokį viršų. Ai, sorry, vos nesidaužiau drono. O kaip saugiai tai daryti? Pirmiausia, reikėtų laikytis
saugumo reikalavimų, įstatymų ir taisyklių ir neskraidyti virš žmonių, virš oro uostų. Geriausia taisyklė, jeigu nežinai, ką darai arba nemoki, nedaryk. Girdėjau, kad dronui praskridus virš ar šalia oro uosto yra stabdoma jo veikla. Tai ne kartą nutiko tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. O kodėl taip yra? Nes net mažas dronas gali patekti į lėktuvo variklį ir sukelt katastrofą. Todėl oro uostai į dronus žiūri labai rimtai. Įvaldyti naujas technologijas gali būti labai įdomu. Juolab, kad ateityje naudosime dronus dar plačiau. Tik reikia tai daryti atsakingai. Tad gero skrydžio. Bet privenkit oro uostų. Kaip valgysi ledus. O, jo, gulėsim prie jūros. Gera. Dėl pastebėto drono atšaukiami visi skrydžiai. Vėl? Ačiū, kad žiūrėjot. Niekur mes neįskridom, tad žiūrėkite mus kiekvieną šeštadienį 8:30 per LRT televiziją. Ir kaip visada rašykit mums laiškus į čia dabar @lrt.lt. Iki.